Labas rytas, labas diena, labas vakaras. Dar viena diena, antradienis. Ką dabar darome, tai atidarome šiltnamius. Dėl to, kad mama parašė žinutę, jau nusiprausė, susitvarkė. Kavą ką tik užsipyliau, eisiu dabar pavalgysiu. Judėsiu informatikos konsultacinę, šiandien nuo 10 iki 12 vėl normaliai. Turime nuostabią dieną, draugai. Džiaugiamės gyvenimu, būnam laimingi, kažkaip nežinau. Tiesiog gera, smagu, būna pozityvus. Šypsomės daug, kliuojam savo dienos tada. Galvojus, kokios didelės jau bulvės pas mus. Tai nuostabu, tikrai nuostabu. O todėl daily vlogą gerai, va gali va užfiksuoti, kaip bulvės auga ar kažkas to, kad... Ajajaj. Paukščiuk, nu koks durnis. Kaip man dabar jo gaila, aš neįsivaizduoju. Matau, kad dar gyvas juda, gal atsgaus dar. Ajajaj, ta prasme skryda jisai ir gina į langą, va. Kaip plojas gerai, tai ajajaj. Šiandien diena nėra tokia nuostabi kaip mūsų. Todėl turime vertinti, draugai, savo dienas, nes gali atsitikti būtent taip. Tikiuosi atsigavo, viskas normaliai. Dabar judame į mokyklą. Iš mokyklas, pečių įsikūrėme, viskas gerai. Nu, oras toks nelabai baisus, ne tai, kad labai ryto ar kažkas tokio, tai yra tikrai gerai. Tai pranešė, kad šiandien tokia bus iš tikrųjų darna diena. Vakare galbūt vėl išlysime į lauką, kažką paveiksime lauke ir panašiai. O taip, dabar 2 valandos, o maržiukas prausėsi, dabar pasportuoti. Dabar, dar kai įdėsiu biškį darbą namie, pasispręsiu programavimą, teoriją paskaitysiu, Excelį pasidarysiu tenai Microsoft. Tai bus tikrai, manau, labai gerai, tai bus tikrai produktyviai praleistas mokymosi laikas. Todėl man asmeniškai tikrai tai yra prie širdies. Taip, žinau, jums asmeniškai galbūt ten nėra kažkas tokio labai ypatingo. Nu ką, Aivaras mokosi, kai jums vasarą jūs atostogavot arba dirbat. Nu, bet man tai yra mano diena. Padariau presą ir biškį pristrukimą ant tos taktos, kaip ir visą laiką. Nefilmavau, geriau parodžiau, kaip debesis tekinami tokie timelapsai buvo. Perėjimas per porą valandų, galgi net iki greičiau, todėl visą laiką gerai taip ir pertikti visą tą dalyką su tais timelapsais, nes kažkaip, kai rodai timelapsus, jie ne visą laiką tinka, bet jie tinka tada, kai nori persikelti iš vienos vietos į kitą, ta prasme, kaip padaryti kelių valandų tarpą, todėl jie visą laiką taip tinka. Vieną problemą turiu, nežinau, čia kažkas pasidarė, čia užvakar, ta prasme, vakar kažkaip nekalbėjau apie tai, bet grinai, kai yra klubai, šitas ir šitas, šitą per šitas vietas, taip, kad tas jungimas eina, pliam, kai skauda kojas, neįsivaizduojat. Dabar va kažkaip pasportavau, dabar va viską prasmankšinau, tai kažkaip nebe taip jaučiu, kitos kojas, būtent klubus, bet taip atsikeli kiekvieną dieną ir visą dieną, kol nepasportuoji, grinai jau tos klubus skauda jos. Vaikštai skauda, kažką daryti ant taip kojas, op, ir grinai skauda klubus. Dabar va, kai pradėjau daryti presą, irgi taip iš pradžių kerta, bet paskui praėjo normaliai. Ir tas dalykas yra, kad ne kojų raumenys, bet pačius klubus. Tada kažkaip keista, biškai tikrai keista. Nustoja kaip ir lyti, bet oras toksai vis tiek, dar toks šūdinas, klevalapis plyšo, bet va, mama nupirko naują, iš karto net nesakiau, bet pamatė, tikriausiai nupirko, net nereikėjo, nu bet nupirko, tai aišku, esu labai dėkingas. Kadangi toks oras turime vis tiek kažkaip produktyviai leisti laiką, tai pasimokinome informatiką, tai yra normalu, bet tada dar paėmiau ir vis dėlto tokio kaip ir logotipą sugalvojau, ta prasme grinai. Čia yra dabar šitą, ta prasme, su baltu šriftu, bet dar buvau esu parinkęs ir yra juodas, bet juodas dabar čia nesmato dėl to, kad ten juodą foną užsimeta. Na, juodas aš atrodo maždaug taip, aišku, čia tas dabar fonas tiesiog čia, kad iškart ant marškinėlių būtų, ta prasme, rėmų. Čia grinai, su tokiu dizainu nežinau, ar pavyks, aišku, kažką padaryti, galbūt dar keisime, bet tai yra vienas toks iš pavyzdžių, kurį tiesiog dabar taip sugalvojau, kai lietus lyja. Tiesiog, kad uždėti, kaip čia matote, nėra rėmų, ta prasme, taip gražiai visas įsimerkęs, aš panašiu noriu ir pačių marškinėlių. Todėl galbūt greitai pavyks kažką padaryti. Taip, nežinau, darbas tikrųjų kaip ir neblogas, tikrai neturiu ten labai daug nusiskundimų ar kažkas tokio. Reikia tik pakoreguoti, reiktų dar galbūt dar pagalvoti ir pažaisti su spalvomis ir panašiai. Ir jei pavyks, tada greitu metu išleistume tas marškinėlius, kad gyvenimas yra gražus. Manau, tikrai būtų kažkas tokio.
nevarė, nelinda. Aš vis tiek yra gerai. Šiandien vienas pasivažinėti, žiūri, tokie debesis tokie įdomus. Biškį linuoja karts ne kartą, bet žiūri neužeina, tai yra labai gerai. Aišku, turime pastogę, ne tokią šiokią vadinamą. O šiaip važinėjomės po miestą, tiesiog, nežinau, kelintą dieną išleisiu važiuojam. Beveik vieną dieną taip išvažiuojam, pasivažinėjom, nes, ką žinau, man pradėjo patikti tas dviračių sportas, taip štai pavažinėti tiesiog nuostabu. Nežinau, kas yra, bet taip gerai, tikrai gerai. Ant tų žadelių pradėjo biškį linuoti, aišku, nestipriai, bet vis tiek linuoja biškį. O tai nėra gerai. Nu, biškiuką palyja, tai porą kartų sustoja, bet vėl dabar atsitariau, biškį pasportuoti ant turnikų. Yra toks paprastas dalykas, draugai. Visą laiką gyvenime žmonės tiesiog, ras pasiteisinimų daugiau, kad to nedaryti, negu tai daryti. Tai visą laiką būna. Pavyzdžiui, lietus lyja, šiandien nesportuosiu, ne? Kai nes būna žmonės pradeda sportuoti, čia tipo va gera savaitė, čia kiekvieną dieną šilta, čia bėgioja krosus, važinės dviračiu, viskas normaliai ir pradeda kokią savaitę lyti lietus. Ir automatiškai, ne, šiandien jau nebesportuosiu ar kažkas tokio, nes valyja lietus ir panašiai, čia susirgsiu, taip. Ir va taip, tie pasižadėjimai savo ar kažkas tokio, kad čia ilgai sportuosiu ir sušlunga. Pas mane to nėra. Ir aš pasakiau, kad taip dažnai stengsiuos važinėti, tai ir važinėju, va. Biškiuką radau progą ir išvažiavau. Ir vis laik vis taip irgi gyvenkite, nesvarbu kaip kas būtų, nesvarbu, atsakykim, va, draugai sakytų, ne, nevarom kažkas tokio. Jūs vieni varykite. Jei jums gerai, jei jums patinka, tai darykite. Paprastas toks elementarus dalykas, bet tiesiog to pačiu ir svarbus. Tiesiog norėjau pasakyti tai, kad galbūt kažkam ateis į galvą rimtai, kad reikia taip gyventi ir pakeisti savo gyvenimo stilių, nes kai skaitai komentarus, kad daug žmonių gyvenimą pakeitė savo kalbom, tiesiog nuostabu. Kažkam atrodo, ką čia nusišneki, tai neįmanoma, bet galbūt yra įmanoma. Kai taip prisirengi, kad būtų šilta, taip ir kameros lievai atrodo, negaliu, blem, tikrai lievai. Bet gerai, kalbant šiandien daugiau apie dizainus, tokia tema labiau bus su logotipo kūrimu ir marškinėlių kūrimu, tai tiesiog dabar pusbroliui dar nusilčiau, tai jis atsiuntė man maketą, maikės, ant kurios galėčiau daryti tą dizainą, kad žiūrėčiau kaip atrodo ir panašiai, jis pakeitė absoliučiai viską. Ketina biškį kitaip sudėti, todėl grįžęs namo būtinai jums parodysiu, kaip kas atrodo ir jūs tiesiog įvertinsite, pasakysite, kaip geriau, kuris buvo jums geriausias ir žinoma, netyčia šis žmogus, kuris labai gerai moka dirbti su Photoshopu ar netgi, nežinau, su iliustratoriumi ar kažkas tokio ir turi tokių gerų idėjų. Prašau, pasireikšite, sukurkite dizainą, atsiųskite man į mailą ir tada žiūrėsime, kas bus toliau, nes tikrai būtų labai nuostabu. Pilna idėjų, pilna visko yra, o tai yra gerai. Bet man ko dažniausiai trūksta, kai aš kuriu, ta prasme, šios dizainus, man nėra tokio dalyko, kad tai būtų, tos cinkelės, nes be jos aš neįdėsiu marškinėlių pardavimą. Kai bus ta cinkelė, kad jausčiau marškinėlį, o šitie, tada jie bus į pardavime. Tai va. Nu, dizainas pusbroliui tikrai toks kaip ir neblogas, aišku, šriftas buvo toks pats, paėmė tą patį vos ne šitą, kas buvo pas mane padaryta, ta prasme, tiesiog išėmėm vardą. Šalim, nes nusprendėm, ta prasme, kad geriau galbūt ir be vardo, aišku, jūsų bus galtinis variantas ar dėti vardą ar nedėti, nu, nežinau, ar jūsų bus galtinis variantas, labai abejoju, nors pažiūrėsime, kaip kas bus. Čia yra jo toks variantas, iš tikrųjų, čia kaip antras toks vos nepavyzdys. Aš galvoju, kad reiktų vis tiek kažkaip kitaip pakeisti. Taip, čia ne Lietuvos vėliava, todėl nesusimaišykite, todėl niekas neįsižeiskite ar kažkas tokio, vis tiek viskas yra liuks. Bet taip, pats dizainas, aš taip pažiūriu, taip man kažko trūksta, man tikrai kažko trūksta, taip kažko, nu, nėra, tikrai nėra. Nu, kažkaip tikrai taip žiūrisi taip kažkaip, bet ne, man ne. Reikės koreguoti. Kalbėjau jums pasirinkimų ir panašiai, tai va turite 2 pasirinkimus, iš tikrųjų beveik 3, bet kad be vardo su vardu ir būtent toks. Reikės sukurti daugiau, kaip aš sakiau, turite pavyzdžių, siūskite patys. O taip, draugai, ačiū, kad čia dienos epizodas. Sutiksime rytoj su kitu epizodu, su kitais nuotykiais jau 10 valandų, viskas normaliai. Buvo paprasta diena, bet tai, ką jau veikia. Lietingom dienom labai lievai. Bet niek, vis tiek kažką sugalvojam, visi nutinka įvairių nuotykių, šiandienos tema logotipas, nu nežinau, visai neblogai, tikrai neblogai. Ačiū visiems ir iki, draugai. Prenumeruokite. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Nu, frazės skamba tikrai gražiai. Nežinau, man tikrai asmeniškai žiauriai patinka, bet kaip sukurti tai, kas man patiktų, kad aš galėčiau parduoti jums. Iki, draugai.